čia aš Dodas, na ir šiandien aš norėjau atsiprašyti, kad nekėliau video labai ilgą laiką ir kas buvo, tai mano telefoną pavogė, taip ir, na, aš dabar turiu gerą planšetę ir per ją filmuosiu video, kol neatgaus telefoną. Ir tai šiandien video bus, kaip pasidaryti savo intro. Tai pirma, ko jums reikės, tai jums reikės atsisiųsti va šitą programą, nukelsiu žemai. Ir Legend, tai aš galiu eiti greit ir parodyti. Tai bus, tiesiog jums reikia įrašyti Legend, tai turėtų išmesti. Štai čia pati pirma programa ir, na, ją atsidarote ir, pavyzdžiui, koks jūsų kanalo pavadinimas, pavyzdžiui, ten ir tiesiog vienu žodžiu padaro, tai tada eina paspaudžia šitą ir va, yra daugiausiai tų visokių pasirinkimų ir va, pavyzdžiui, belia kokią parinks ir tada galim belia kokią spalvą pasirinkti, pavyzdžiui, tokią, čia nesvarbu, visokių yra ir tai tada jūs pasidarėt, spaudžiat šitą, aš paspausiu, man nesvarbu, tai užtruks ten, ką žinau, 15 sekundžių mažiau gal ir turėtų atsisiųsti, manau, atsisiuntė ir ką aš noriu dabar turėti, tai video show, tai galiu šitą ir parodyti. Labai paprastos programos, daug vietos neužima ir ja, tai čia yra ta programa, tai ją atsidarat ir ką jūs norit pamatyti, tai čia yra mano intro, kurį aš pasigaminau ir maždaug ką jūs norite daryti, tai sujungti video, pavyzdžiui, nueina čia į, kai pasidarėte savo intro, paspaudžiate ant to intro, tada grįžtate ir jeigu turit video kokį, sukūrę, prie kurio norėtumėt pridėti tą, kaip sakant, klipą, tai tiesiog reikia, pavyzdžiui, paspausiu šitą čia išpanę video, čia tiesiog images, kad parodyčiau jums kaip pavyzdį, tai ir paspausiu šitą start mygtuką ir tada žiūrėk. Tai čia rodys jums, aš aišku muziką užsidėjau per savo intro ir va. Tai ir muziką ten galim viską padaryti, bet čia yra gan sunku daryti tą muziką, dėl to aš taip ir nerodysiu, nes čia kol pasidariau normaliam video, kaip sakant, savo intro, tai čia užtruko, oh my god, kiek jokai. Tai čia dvi programos, kurių jums reikės, šita ir šita. Tai galėsiu parašyti po video aprašymę ir kad jeigu pamirštumėt, tai jo. Ir taip gaunasi intro, tai čia nėra taip sunku, programos vietos daug neužima ir taip, tai jeigu kažkas nepavyksta, parašykite man į Facebooką, aš paliksiu Facebooką description'e ir tada aš jums atrašysiu ir padėsiu, kaip jums, kaip sakant, padėti ištaisyti. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like ir visą.